Tai nuo stotelės iki namų buvo toksai biški ilgokas keliukas mums, nes kada šalta daug sniego ir ten mažai kada tvarkydavo. Ateidami namo jau matai, kad kūrenasi pečius ir supranti, kad namie yra šilta. Tai užėjus iš karto prie pečiaus visi šildavomės rankas, ten nusimaudavom batus, apkabindavom tą pečių. Taip. Paskui iš ten bėgdavom ne į kambarį, bet į svetainę. Ten buvo pas mus didelis televizorius per vidurį kambario. Susėsdavimas ir visi žiūrėdavom Simpsonus. Turėjom vieną miegamąjį kambarį, vieną didelę svetainę, virtuvę ir koridorių. Tai gyvenom mes su mama, aš, mama ir sesė, patėvis, močiutė ir dėdė. Aš jau buvau biški paaugus, tai miegojom svetainiai, tai mano buvo pats mėgstamiausias kambarys, nes buvo televizorius, serialai, galėdavau ten siemkės valgyt, kaip aš sakau, toksai buvo, čilingo kambarys. Žiūrėdavom anksčiau per TV3 ispanų. Tai laukinukė visokia, šito žiūrėdavom. Prasidėdavom nuo Simpsonų, paskui SpongeBobas ir paskui Sirena. Tai taip, bet tas kambarys buvo man toksai mėgstamės, nežinau, gal man ta atmosfera labiau tiko. Tai buvo tokia šviesi, labai beveik pieniškos spalvos tapetai, labai didelė sofa. Tai nežinau, kokie tie matmenys buvo, bet labai didelė buvo, beveik per visą kambarį. Buvo tokia bordinės spalvos ir su ornamentais auksiniais. Televizorius ant sienos ir tokie parengti buvo užuolaidos, irgi prie sofos tokios spalvos, su rožėm. Išeini į kiemą ir tu jau visus pamatai. Tokia viena didelė šeima buvo. Ir mes kur gyvenom, mūsų namai buvo, tada Lizos namai buvo paskui mus, čia buvo kitos tetos, čia irgi ten senelio namai buvo, žodžiu, va tai va, aplinkui mūsų tie namukai, kur buvo, tai vienas šeima ir buvo.